Ne vieną 10 tūkstančių ES struktūrinių fondų lėšų kainavęs visuomeninio transporto informacijos švieslenčių įrengimo projektas piktina kauniečius. Belaukiantis troleibuso ar autobuso žmonės tikina, jog sistema pateikia klaidingą informaciją. Jau beveik mėnesį Kauno viešojo transporto 35 stotelėse įrengtos specialios švieslentės, rodančios autobusų ir troleibusų atvykimo laiką. Kauniečiai aplenkę didžiuosius Lietuvos miestus sistemą įsisavino pirmieji šalyje. Kauniečiai turėtų didžiuotis, nes ši sistema pirmiausiai buvo įdiegta Kaune. Nei viename Lietuvos mieste dar nėra tokios pažangios sistemos taip kaip Kaune. Tai yra ilgalaikis darbas, tai nepasidarė per mėnesį, pusmetį, tai užtruko daugiau negu porą metų. Bet tai kauniečių komandos dėka specialistų tas buvo įgyvendinta. Tačiau keleiviai šią sistemą ne visada patenkinti. Mat kartais švieslentės rodo netikslią informaciją ir žmonės dažnai klaidinami. Pavyzdžiui, švieslentėje rodoma, jog pageidaujamas troleibusas atvyks po 1 minutės, o laukti reikia kur kas ilgiau. Tačiau tikinama, kad tai tik trumpalaikiai trukdžiai. Sistema vis dar testuojama, o ir vairuotojai bei dispečeriai dar neįgudo atlikti šio darbo. Sistema kol kas yra testuojama, mokomi ir vairuotojai naudoti šią sistemą, todėl vienokių ir kitokių klaidų gali pasitaikyti. Galimybė, sakykime, padaryti žmogaus klaidą stengiamės eliminuoti ir šiek tiek tą sistemą testuojant yra dar koreguojama ir aš manau, kad bus maksimaliai apribotos galimybės suklysti žmogui, o kompiuteriai klysti neturėtų. Sustojimo aikštelėse įrengtos švieslentės apjungtos į bendrą kompiuterizuotą sistemą, kuomet iš transporto priemonių borto kompiuterių informacija apie troleibusų ir autobusų buvimo vietą pateikiama į dispečerinę, iš kurios į švieslentės perduodamas signalas apie greičiausiai atvažiuojantį viešąjį transportą. Tuo tarpu dispečeris stebi visame mieste savais maršrutais važiuojančius troleibusus ir autobusus. Anot valdininkų dabar jie gali kontroliuoti, kaip viešojo transporto vairuotojai laikosi numatyto maršruto grafiko. Šiuo laiku testuojant sistemą trukdžių ir netikslumų dar pasitaiko. Nors tikimasi artimiausių metų sistemą stabilizuoti, bet maža paklaida vis vien išliks. Kadangi kas 20 sekundžių transportas siunčia savo informacija apdorojama centrinėme kompiuteryje, jinai išsiunčiama automatiškai į švieslentės, tas irgi užtrunka apie 30 sekundžių, tai paklaida gali būti iki minutės laiko. Aukštai pagamintos švieslentės tvirtos ir vandalams sunkiai veikiamos. Jos įrengtos už ES struktūrinių fondų paramą elektroniniam bilietui Kaune įdiegti. Visam projektui savivaldybė prieš 4 metus gavo 6 milijonus litų.